Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje. Penktadienį Alytaus miesto teatro didžiojoje salėje šurmuliavo Alytaus Adolfo Ramanausko Vanago dainų konkursas. Jau 4 metus iš eilės vykstantis renginys šįmet susilaukė ypatingo dėmesio. Visą mėnesį apie jį netilo kalbos, o bilietai buvo tiesiog iššluoti. Šiais metais konkurse dalyvaus net 11 kolektyvų. Alytaus miesto teatro didžioji salė sunkiai sutalpino visus norinčius paklausyti dalyvių atliekamų kūrinių. Stebina tai, kad didžioji dalis atlikėjų mokosi Alytaus Adolfo Ramanausko Vanago ir Jotvingių gimnazijose. Alytus turi kuo didžiuotis. Šiame mieste yra daugybė jaunųjų muzikantų, tad ne visi norintys pateko į šio konkurso sceną. Prieš tai vyko atranka. Šių metų konkurse vyravo rokas. Šį žanrą pasirinko didžioji dalis grupių. Солдатись по 5 лет у меня под глазами мешки, я сам не видел, но мне так сказали. Я солдат, и у меня нет башки, мне отбили ее сапогами. Ой-ой-ой, комбат орёт, разорванный рот у комбата, потому что граната, белая вода, красная вода не лечит солдата. Я
Atsiprašau, čia buvo nesusipratimas, Karoli. Na, o dabar taip pagrosim. Viskas paėdžiu, aš atsikeliu ryte, nepatogas sada. Sukalaitės, tai reikalinga kita. Komisija, susumavusi visus rezultatus, išskyrė 3 kolektyvus. 3 vietą užėmė grupė Beriem. 2 vietą iškovojo Docai, o Alytaus Adolfo Ramanausko Vanago gimnazijos dainų konkurso nugalėtojais tapo kolektyvas First Aid. Kaip jaučiatės, laimėję? Nesitikėjom, tikrai nesitikėjom. Nesitikėjot laimėti? O šiaip pirmą kartą pasirodot čia, ar jau buvo daug pasirodymų? Nuo pačių pirmų metų. Bet kita sudėtim. Ir visą laiką, kiek patys tobulėjom ir tikrai šį kartą pavyko išgauti jau tokį gal brandesnį pasirodymą negu visą laiką, nes prieš tai buvo tokia daugiau, kad publika, o dabar tiesiog buvom savimi. Antri likę Docai sako, jog iki pergalės pritrūko daugiau repeticijų. Ko trūko, kad likot antri? Nežinau, aš kaip bosistas, tai gal galėjau geriau sugrot. Nežinau. Aš manau, tiesiog pritrūko laiko, nes mes susibūrėm visai šiaip nesenai šitam būtent konkursui, taip netyčia gavosi. Viena iš komisijos narių teigia, kad išrinkti laureatus nebuvo sunku. Nesunku buvo išrinkti, kadangi iš tiesų visi labai gerai pasirodė, bet buvo tarp gerų ir geriausių buvo. Taip, kad aš labai džiaugiuosi, kad toks auga jaunimas, puikus, darbštus ir dirba, ir groja, ir muzika gyvena. Čia tik didelis džiaugsmas yra. Na, sakykit, ar sunku buvo surasti kompromisą, ar visi komisijoje galvojot panašiai? Panašiai galvojom, tikrai visai nesusipykom. Alytaus Adolfo Ramanausko Vanago gimnazijos dainų konkursas įžengė iš mokyklos salių lygio ir tapo vienu iš žinomesnių jaunimo renginių mieste. Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje.